Montažo režisierius yra tas žmogus, kuris ateina pas režisierių ir sako, ne, dabar reikia viską iškarpyti. Tikrai tas žmogus, kuris padeda vis dėlto pasiekti to gero rezultato ir galbūt kartais net objektyviai naujų žvilgsnių įvertinti, kas tam filmui tinka, o kas ne. Šiemet nominuoti vėlgi labai skirtingi menininkai, kūrėjai, kurie prikarpia tuos filmus. Prieš metus montažo režisierė Audinga Kučinskaitė gavo pirmą Sidabrinės gervės nominaciją. Šių metų kino apdovanojimų komisija taip pat atkreipė dėmesį į preciziškai sudėliotus dokumentinio filmo Mamutų medžioklė vaizdus. Montažo režisierė Audinga Kučinskaitė padėjo filmui Mamutų medžioklė tapti kartais net ir trileriu. Nors tai dokumentinis filmas, bet jame tikrai daug įtampos ir detektyvo net elementų. Montažo režisierius Dalius Kalinauskas filme Bilietas dėliojo ilgą ir garbingą Kauno krepšinio komandos Žalgiris istoriją. Archyviniai kadrai persipina su dabartyje pasakojamais prisiminimais ir sukuria vientisą liniją. Montažo režisierius Dalius Kalinauskas tikrai padėjo padaryti šį filmą labai emociškai paveikiu. Kartais net sumontavo pašnekovus nieko nesakančius, tačiau labai daug kartu pasakančius. Per savo karjerą montažo režisierė Ieva Veiverytė nekartą buvo pastebėta, nes šiais metais gauta Sidabrinės gervės nominacija jau 5. vaizdo kūrėjos istorijoje. Šįkart už Latvijos ir Lietuvos bendrą filmą Marijos tyla. Aš įtariu, kad ji galimai ten tikrai paeksperimentavo, ypač filmo pabaigoje. Nes tos vizijos ir tam tikri sprendimai, kažin ar 100% buvo numatyti. O galbūt ir buvo, mes to ir nesužinosim. Tai 3. montažo režisierė Silvijos Vilkaitės Sidabrinės gervės nominacija. Filme Tu man nieko neprimeni Silvija Vilkaitė per vaizdų liniją žiūrovui leidžia įsijausti į pagrindinių veikėjų išgyvenimus. Filmo Tu man nieko neprimeni pasakojimo struktūra nėra tokia jau visiškai įprasta. Panašu, kad ten taip pat montaže buvo daug originalių sprendimų ir galbūt net tam tikrų perdėlėjimų. Tomas Vengris ir režisavo ir montavo filmą 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute. Anot režisieriaus, visi filmai žiūrovą turėtų nuvesti kažkokiu keliu, kur galėtume jausti pramogą. Teko sumontuoti šį filmą pačiam režisieriui, Tomui Vengriui. Tai čia jau sudėtinga, nes negali pasitarti su kitu žmogumi. Nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė birželio 9 dieną.